Hidraso komanda atsirevanšavo jums, ar ne, ir sakyk, kodėl nepavyko iškovoti pergalės? Hidraso komanda šiuo momentu žaidžia ir Vilkaviškio Butkevičiaus taurėje. Po kol kas paskutinės varžybas tiek ten, tiek čia jie rodo neblogą žaidimą. O mes tiesiog nemačiau sudegimo, jokios ugnelės, dar plius nesusirinkom, net važiavo dar porą gerų žaidėjų mūsų. Na, tiesiog sužaidė gražiai. Tikrai. Sakyk, kuo skiriasi šios ir pirmosios rungtynės reguliariamis čempionate? Pirmos buvo smagesnės. Šiandien prieš varžybas sakau, su priešų komandos kapitonu kalbėjom, kad norėjom pratęsimo, kaip ir praeitį. Na, 2 kėlinių žaidėm, o paskui pabirau. Sakyk, Mindaugai, ar šis pralaimėjimas nebus, vadinkim, lemiamas kovoje dėl patekimo į finalinį ketvirtą? Aš manau, kad mums jau kaip ir viskas, nes liko Skaiščiūnai, Timaka, šansų nematau. Visada yra kažkoks šansėlis, bet jau labai maži. Reikia laimėti abiejas varžybas ir tikėtis kitų pralaimėjimų. Sakyk, taip, žvelgiant į ateitį, kaip su kokiu nusiteikimu eisite į likusias rungtynes? Nežinau, aš greičiausiai atkeliausiu, o dėl kitų komandos draugų net nežinau, tikrai nežinau. Tikėsime susirinkti, jeigu pradėjom visi, tai reikia ir pabaigti turnyrą garbingai. Sveikinimai su pergalė ir su tuo saldžiu revanšu, tai sakyk, ar saldus tas revanšas? Tikrai taip, jau mes to ir tikėjomės, nes pirmos varžybos tai buvo visiems neapsipratę, buvo sunku dar buvo, dabar jau sezonui į pabaigą susižaidėm biškį ir tikrai žinojom, kad toks rezultatas, tikėjomės. Pirmasis rungtynės pralaimėjote 12 taškų skirtumą, o šiandien laimėjote 20. Sakyk, kodėl tokie dideli skirtumai? Pirmos varžybos buvo po pratęsimo, tai taškas į tašką, galima sakyti, žaidėm. Ir sakau, dar tada buvom ką tik susirinkę, mažai treniruočių ir nežinau, dabar patobulėjom gal per sezoną, vis tiek jau pagavom tą žaidimą. Sakyk, po šios pergalės Hidraso komanda, kaip žiūri toliau planus užimti, papulti į finalinį ketvirtą B divizionų? Taip, galvojam, kad dar turim prieš žaidimų sporto mokyklą laimėti ir tada, manau, tikrai papulsim. Ir kaip vertinat savo šansus? Mes planuojam, kad turėtum papulti. Ir planai tenais kokie? Tai 3 vieta bent jau tiek. Ir jau sveikinimai su pergalė, antrą kartą šiame sezone įveikėte kolegijos komandą. Ir sakyk, kokios tavo buvo šios varžybos? Man tai varžybos buvo geros, kaip ir komandai buvo varžybos geros. Prašiausia, ėjome į aikštelę, kovojom, pataikėm ir laimėjom. Kas lėmė pergalę? Pataikymas, gynyba gera ir viskas, mažai klaidų, kas ir lėmė. Kaip manai, kaip šiandien jums padėjo fantastiškai pataikyti 2 taškai metimai, iš ties labai aukštas procentas? Manau, padėjo ir visko pataikėm, pagrito 2 taškai, 3 taškai. Išėjom, kovojom, stengiamės ir kad laimėjom varžybas. Kolegijos komanda, kad ir ne visos sudėties, tačiau šiandien turėjau savo smogiamą į trejetą, ar ne? Česna, Šukys ir Mušenkovas. Sakykit, kaip sprendėt jų klausimą prieš rungtynes? Nežinau, atėjo, pamatėm, kad jie visi 3 bus. Koncentravomės gynybą prieš Česną, Mušenkovą, o Šukiui tai paprasčiausiai pakrito fuksą, nežinau, pataikyti ten metimus. Tikrai ne savo metimus pataikys iš tikrųjų. Šiaip, stengiamės pažengti juos iš tikrųjų. Po 2 kėlinių dar atsilikinėjote 12 taškų skirtumų, ar ne? Sakykit, kodėl ta persvara tik tai 3 kėlinyje buvo įgyta? Nežinau, gal sakau, jie pataikė. Mes neapsigynėm, paskui labiau stovim gynybą, sukoncentravom ties Česną, Mušenkovu. Jie mažiau įmetė 3 taškus savo ir mes taip laimėjom varžybas. Ar 3 kėlinyje zoninė gynyba taikyta, kaip manai, išėjo į naudą ar neišėjo? Tai matys patys nuo -12 į plius 14. Išėjo naudą. Svardau, sakyk, kaip vertinat savo komandos šansus apskritai? Jūs jau patekot ar ne į finalinį ketvirtą, kaip ir aišku, ir kaip toliau vertinat savo šansus kovoti dėl čempionų titulų galbūt? Aišku, būsim čempionai.